Ar tu esi laimingas žmogus? Yra žmonių, kurie viską turi. Yra žmonių, kurie viską slepia. Yra žmonių, kurie šypsosi visiems. Bet yra žmonių, kurie kartais tyliai vieni verkia. Tokių, kurie eina į darbą, augina vaikus, rūpinasi visais, bet savimi nepasirūpina niekas, net jie patys. Kodėl? Todėl, kad jie pavargę. Todėl, kad jie jau tyliai serga, nes jų viduje jau siela šaukia. Bet balsas jau nebeklauso. Jie sakosi, kad viskas gerai, bet kūnas jau siunčia signalus. Per nerimą, skausmą, nuovargį, spaudimą. Ir vieną dieną supranti, kad galbūt jau per vėlu. Nes tai skamba jau kaip diagnozė ar operacija, ar jau tablečių kalnų. O viskas galėjo būti kitaip. Jei tik būtum sustojęs anksčiau, jei tik būtum išgirdęs savo vidinį balsą, jei tik būtum atidaręs gydančiosios energijos duris į save, kuri taip tyliai laukia. Aš matau tuos žmones, aš jaučiu jų sielų sunkumą. Per mane tekanti šviesa, kuri nieko ir nei vieno neverčia, iššaukia tik tuos, kurie šiai dienai yra pasiruošę išgirsti. Ir kai žmogus ateina į energetinį gydymą, kai pagaliau leidžia sau būti matomu, be kaukių, išgirstų, kuris išgirdo savo vidinį šauksmą. Kūnas pradeda gydytis. Imunitetas stiprėja, skausmas mažėja, siela kvėpuoja. Ir tai nėra tik stebuklas, tai to žmogaus pasirinkimas. Tai nėra religija, tai yra šviesa. Ir tai yra ne šou, tai yra viskas taip tikra. Gydančioji energija neturi šventų daiktų. Jie nemosuojama niekuo prieš nosį. Ji tiesiog teka. Virš tavęs, šalia tavęs, per tave, tiesiai į tave. Kada galbūt tu miegi, ar eini, ar dirbi, ar kai kartais nori tyliai gyventi. Ir ji veikia tik tada, kada žmogus ją priima, tiki ją. Ir tada, kai tu sustoji ir pasakai, man reikia pagalbos, noriu gyventi kitaip. Ir žinok, esi ne vienas toks. Ne tu vienas jauti, kad kažkas tavo gyvenime ne taip. Ne tu vienas slepi savo skausmą. Bet tu gali būti tas, kuris nebebėga ir nebebėgs nuo savęs. Sustok. Užmerk akis. Ir leisk sau patikėti tuo, ko gal dar nejauti.
bet kas jau pasiruošę tave gydyti. Gydančioji energija žino, kur skauda. Ji žino, ko tau šią sekundę, šią dieną ir gyvenime trūksta. Ir ji tik laukia tavęs, tavo nušvitimo, apsisprendimo, pasitikėjimo. Ji laukia tik tavęs.